EU project is a project led by Estonian Ministry of Climate, and we have 9 member states altogether and participants from both private and the public sector. And even if the project is run by 9 member states, we feel that the benefits from this project are for the whole Europe. Tikslas šito projekto jau yra pačiam pavadinime. Tai yra sukurti tarptautinę elektroninę arba skaitmeninę krovinių informacijos mainų sistemą. Ir šita sistema yra būtina atitikti ES direktyvos, kurios turėtų būti įgyvendintos 2027 metais. Ir tikslas yra apimti kuo daugiau ES regionų, valstybių, kad būtų galima sukūrus šitą sistemą ją ir išbandyti. ECMR EFTI/Benelux project, whereby the transport companies can use an ECMR, I have one like that with me, in an electronic format to move goods from a place A to a place B inside the Benelux. So when I'm the driver of a truck and I'm meeting you as a police agent, then I need to have a document which explains in a trusted environment what is on board of my truck. 99% of road transport documents are still on paper. So if we moved from paper to digital forms of documents, it will make huge savings on climate issues also. Jūs pagalvokit, kai lyja arba stipriai sninga, tai šiuo metu patruliai kontroliuojančios institucijos stabdo vilkikus ir užtrunka maždaug pusvalandį 40 minučių, kol jie sutikrina dokumentus, pasitikrina su kitom tarnybom, ar nėra pažeidimų, ar nėra kokių rizikų. Tai kai veiks EFTI, tai tiek mūsų kontroliuojančios institucijos taupys savo žmogiškuosius išteklius, savo laiką, galės kontroliuoti žymiai efektyviau, nes jau tas rizikos vertinimo modelis bus integruotas ir jie sistemoje iš karto matys, kurios vilkikus galima praleisti, o kuriuos reikia stabdyti. O verslui tai žinoma irgi yra sutaupimai laiko. Tas pusvalandis kelyje yra tikrai daug ir klientas galės būti pasiekiamas greičiau. Turbūt šiandien sunku būtų įsivaizduoti kažkokią tai mūsų žmogaus veiklos sritį, kur informacija būtų nesvarbi. Būtų nesvarbu jos patikimumas, jos sklaidos greitis. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu šiandieninio pasaulio akceleracijoje. Tai šios sistemos privalumas ir bus tas, kad bus galima labai greitai, labai pasikeisti įvairią informaciją apie krovinius, apie jų statusą, apie jų judėjimą įvairiose valstybėse vienu metu. Tai užtikrins iš tikrųjų efektyvumą, tai užtikrins kaštų mažinimą, tai leis įvairiom institucijom vienu metu žinoti apie krovinius, kurie juda ES teritorijoje. You can use your mobile and you can access, if you read the QR code, you can download it from the ECMR provider. We are ahead of time on the authority side, so the FT gates are already in quite good shape. A reference implementation has been created. It will be available for the other member states to make use of in December this year. But this will give a basis for harmonization of the authority side of FT in Europe, and it will speed up the implementation. Kai EFTI bus pritaikytas ES viduje, tai reiškia principė nebereikės vežtis tų 7 ar dar daugiau kopijų ECMR važtaraščių, kas gali sudaryti ir 100 A4 lapų, kuriuos turi vežtis kiekvienas vilkiko vairuotojas. So that is a huge benefit for all Europe, not only for these 9 member states that are part of the FT4EU project.